Sveiki gyvi, sveikinamės iš laukų. Dar galvojau, ar čia šiandien važiuoti į tą mišką, ar nevažiuoti. Bet pramerkęs akis, kai pamačiau, koks oras, sakau, nieko nebus, reiks važiuoti. Vakar su bičiuliu pasidarėm tokią apžvalgėlę, prasukom čia per visą mišką. Pažiūrėjom su termovizorium, kas čia gero ganosi, kur ganosi. Dabar bandysiu kažkur tai tos plotus pravažiuoti. Bet čia va, jau mane kažkas tai, tiksliau manęs kažkas tai buvo užvažiavęs. Tai gal tą bandysim truputėlį įsimest čia į tą jaunuolyną. Ant lauko jau tikrai nieko nebus, nors vakar čia matėm gyvūnų, vienas lyg gražus buvo, bet laukai jau viso gero. Taigi, pradedam dieną, panašu, kad diena bus gera, vitamino D bus daug, melatoninas gaminsis, puiku. Taigi, dar kartą labą dieną, norėjau užeiti čia į tą jaunuolyną, kaip ir sakiau, paieškojau, kur čia eiti. Ir štai, diena prasidėjo neblogai. Gal kažkur čia dar vienas bus, o gal nebus. Bet kaip dienos pradžiai tikrai smagu. Tai va, slampinėjom čia tokią miškę. Galvoju, tokį pastebėjimą pasakysiu. Kai einat, tai stenkitės, kad saulė jums už nugaros kažkaip būtų, nes dabar jinai taip šviečia, nežinau, čia matos, nesimato. Tai į tą pusę, tai visiška šikna. Čia viskas liuks, bet eini dairaisi, atsisuki šitą pusę, akys ašaroja, atsisuki šitą pusę, jos vis dar ašaroja. Tai kažkaip reiktų tą kryptį pasirinkti, kad neakintų. O mes keliaujame toliau su šiuo puikiu rageliu. Čia nuo palaukės. Iš toli užmačiau kažką tai net prakaitas biškį išmušė. Tai va čia mano pora ragų guli. Blemba, iš toli taip panašiai atrodė kažkaip tai. Šakom į apačią gulėtų ir atstumas geras. Šūdas. Nepaėjo. Einam toliau. Blemba, kaip gaila iš tikrųjų. Eina savo. Taip iš toliau pasižiūrėjau, žiūriu, kažkas tai ligulė. Galvoju, blemba, gali būti čia gerai. Ir net nežiūrėjau daugiau su žiūronais, tiesiog jau į tą pusę ir viskas. Eik, tu savo galvoju, blemba, ir video koks geras bus, ir pačiam kaip smagu bus. Nes turėtų geri ragai būti ir šūdas. Blemba, čia kokią pasalą papuoliau. Eina savo. Nu, šūdas gavosi. Nieko. Bet kažkaip sugalvojau tokį dalyką, kur, pavyzdžiui, jeigu žinot, kur ieško ten su kokiais džipai su mašinom, kur važinėja palei laukus, tai porą šakų nutempkite vidury lauko, kokį kilometrą. Vis tiek pasivaikščioti teks. Tai va, o mes tada judam toliau, pažiūrėsim, kas čia gero. Reikia kažkaip išsklaidyti tą agoniją, kuri dabar viduje yra užpuolus mane. Nu nieko, einam. Taigi, prasėjom čia kelius laukus, bet tie laukai vieni apvažiuoti, kiti apeiti, žodžiu. Šikna gaunasi. Tai dabar lėksiu vieną kirtimą, kur vakar pasižiūrėjom. Matėm buvo elnių. Tai pažiūrėsim, kas ten gero. Smagu, kad žiema sugrįžo. Saululutė vis dar šviečia. Ar šviečia? Šviečia. Ir bandysim kažkur tai toliau eiti. Agonija truputėlį jau praėjo. Ir gal kažką dar pavyks. Čia įdomesnė šiandien filmuoti. Bet panašu, kad čia per savaitgalį stipriai viskas išvaikščiota ir išvažinėta. Tai stebuklų turbūt kaip ir nesitikim, bet geras oras, gamtoj pabūsim, smagiai laiką praleisim. Važiuojam toliau. Einu sau pamiškę, girdžiu kažkas burzgia, galvoju, ką šitas traktorius daro. Tai va taip. Yra ragų ieškom. Blemba.
Rimtai taip tingisi pasivaikščiot. Žiaur. Pašalo, visur lengviau pravažiuojama ir va taip, savo per mišką ir brūšinti. Atsisėdė su kavyte iš Circle K, viskas, kosiukas ir pavaliai savo ir ieškai ragų. Taigi atvykome dar vieną vietą. Vakar čia matėm kelias gražius patinus. Bandysim čia pasivaikščioti. Jau čia tai gal bus niekas nepažiavęs. Dabar tik tai maždaug čia tam kirtime reikia atsigaudyti, kurie čia galėjo būti. Ir pabandyti čia praslinkti. Pažiūrėsim, ką gero mes čia rasim. Na va, kaip yra daug kur ponai buvo įsitaisę. Šlapynė aplinkui. Bet ragelių nėra. Koks gražus kanaliukas. Kiek čia matosi aktyvumo. Vakar nemažą bandą čia matėm. Bet šalia tos bandos ganėsi ir keli individai. Tai galimai buvo patinai, tai reiktų pasitikrinti. O šiaip jau ta diena tokia į pabaigą. Kojos irgi jau į grumstus atsimušinėja. Geras čia masažas pėdom gaunasi, žemė sušalus, botai minkštų padu, tai eini ir koja tai vieną, tai kitą pusę. Tai toks vaizdas, kad jau nutrynė, tai stipriai. Bet ką darysi, ko nepadarysi dėl ragų. Judam toliau. Taigi atvykome į dar vieną vietelę. Užėjau čia į tokį, net nežinau kaip pavadinti, pusiau pelkyną, tokią šlapymę. Bet šiaip manau, ragų ieškot nebloga vieta. Na ir vos neužlipau ant tokio. Prišalęs, atiduok. Va. Jaunuolio buvo. Na, bet turbūt, manau, tačiau, kad mes jį paliksim miško gyvūnam. Naudos iš jo čia nebaisiai. O gyvūniukam kalcio irgi reikia. Tai čia va, kur radom, čia ir paliksim. Ir keliausime toliau. Ne viską reikia iš gamtos pasimti. Reikia ir palikti. Taigi, dabar vietoj, kur vaikštų, matosi, šernų yra. Tai kažkada galbūt esu sakęs, bet dar priminsiu, kad maždaug panašiai dabar turėtų šernai vesti vadą naują. Tai mamačkos yra itin piktos ir gina savo atžalas. Tai va tokių vietų aš asmeniškai privengiu, kur yra eglės, tankumynas, nesimato kas po jom. Tai jeigu nenorit lipti medį greitai, tai siūlyčiau apeiti šitas vietas. Aišku, yra gal drąsesnių žmonių, tai jie kitaip šiek tiek elgiasi, bet aš kadangi miesto žmogus ir stengiuosi prisisaugot, tai labai arti neinu. Prieš kelis metus yra šernė perspėjus, kad jinai tenai yra po tą eglę. Tai tik tai kriokt pradėjo, mes viens kitą supratom, apsisukau ir išėjau. Taigi turėkit omeny, o jau kaip elgtis, tai čia jūsų pasirinkimas. Judame toliau. Na ką, pasivaikščiojimas jau mūsų į pabaigą. Jau ir mašina nėra toli.
puikus oras buvo, net ir kažką suradom, kas irgi yra ganėtinai smagu. Didesnius panašu laimikius pasiliksim ateičiai. O dabar spauskit patinka, spauskit subscribe ir susitiksime kituose ieškojimuose. Geros jums darbo savaitės.